kiek daug kvepalų ir kokius gi 5 aromatus išsirinkčiau aš šiai vasarai. Taigi pirmasis tai būtų flamingo aromatas, kuris tobulas kvepia ir saldžiai, ir gaiviai, ir nuneša į tikrą vasarą. Netgi sakyčiau, galbūt ir į egzotikos kraštus. Tuomet rinkčiausi 505, kuris kvepia ir vanilę, ir medieną. Toks nėra per daug saldus, bet tikrai labai geras ir vienas iš topinių aromatų. Tuomet trečias būtų 701. Tai irgi toks labai vasariškas, saldžiai, gaiviai toks kvepiantis. Mano šiaip dažniausiai visi aromatai taip kvepia, kuriuos aš renkuosi. Tuomet 725. Taip pat saldesnis, gaivesnis. Ir 413. 13 irgi lygiai taip pat saldesnis, gaivesnis, nes man labiausiai tokie aromatai ir patinka. O ką tu pasirinktum? Kai tavo top 5-tukas labai skanus, labai aromatingas, o beje, vienas iš kvapų, kuris ir pas tave karaliauja, taip ir pas mane karaliauja, tai yra flamingo topiniai kvepalai, tai tiesiog ir kaip ir gaivūs ir saldumo tokio yra, kaip mano draugė sako, kvepia švara. Tai labai skanu, galima rinktis ir 15 ml, galima ir 100 ml. Kai pabandai 15, tiesiog norisi ir 100. Ir daugiau, Taip, nesinori tau mažo. Tai antras kvapas, kurį aš rekomenduoju, tai yra vyšniukas 900 kvapas, kuris kvepia vyšniomis. Toks ir saldumo šiek tiek turi, ir gaivumo turi. Labai skanu. Irgi iš topinių aromatų. Taip, tada trečias. Trečias. Gaivusis 06, kuris kvepia žaliąja arbata. Jeigu patinka žalioji arbata, tai kvepalai sužavės labai. Gaivus aromatas. Dar iš gaiviųjų rinkčiausi 33, tai irgi labai gaivus. Labai patinka tai, kad toks jausmas, kad yra jūros gaivuma, tarsi jūriniai kvepalai. Pasižiūrėk, ar tau jūrą primena. Tai toks nunešantis į jūrą. Tai vasarai labai. Ir tada levandų gerbėjos iš Birskir. Man irgi pradėjo patikti labai levandos. Tai 933 levandų mylėtojams labai patiks, ir man patinka toks levandinis kvapas. Nors to 5 turėtų būti, bet aš suprantu, kad man sunku į tą 5-tuką įsirašyti, įsibrauti. Tai dar turiu 6 kvapą, kurį aš mėgaujuosi. Klastą kvapą, tai yra rubi, aromatas, nišinis, rytietiškas kvapas, toksai, bent man labai toksai, jaučiasi toks kaip gintaro kvapas, gintariniai, sakau, kvepalai, tai labai dievinu šiuos, kažkada jų nemėgau, bet atėjo tas metas, kai supranti, kad kvapai keičiasi ir atsirado rubi kvapas. Tai yra saldumo šiek tiek tokių šilumos labiau, toks šiltas kvapas. Tai štai, Agne, mano top 6. Tai labai džiaugiuosi, kad mes turim ir panašių kvapų. Kaip flamingo. Taip. Tai jeigu ieškai gaivių kvepalų, ieškai saldžių kvepalų, jeigu ieškai rytietiškų kvepalų arba ypatingų kvepalų, vasarai, taip, Agne, į mane ir mes padėsim tau skaniai už labai gerą kainą kvepėti.